Pas klientą įkurtas katilas 5 klasės. Štai byra granulės. Valymą padarėm kas 8 valandas. Štai dega liepsna. Ir dabar matome liepsną 70%. Matome kylančią temperatūrą ir kadangi jutiklis geltonas kabelis priglaustas prie vamzdžio tekančio į namus, galime matyti mikserio temperatūrą. Nors servo pavara nepajungta, bet matome tekančią temperatūrą į namus. Štai galima pamatyti, kokia galia dabar dega. Spaudžiam meniu. Einam į PID operacijos. Štai. Kadangi temperatūra jau beveik sukilo iki 50, koreguoja laiką tarp tiekimo ciklų. Ir kai sukils temperatūra 50, dar degs mažesnė galia. Na štai katilas pasiekė temperatūrą nustatytą. Liepsna užgesta beveik. Ir dabar lauksim, kol temperatūra nukris per 3 laipsnius, nes nustatėm tokią histerizę. Valymas nustatytas kas 8 valandas. Štai valiklis matosi, kad yra vietoje. Na štai temperatūra nukrito 3,5 laipsnio ir vėl vyksta uždegimas. Kaitina teną, pučia ventiliatorius ir štai birena granulės. Ir panašu, kad bus pasiektas automatinis darbas. Na štai matome, temperatūra sukilo iki 51 beveik. Galę sumažino. Temperatūra laikosi. Kai namai iššils ir nebebus tokio svyravimo, kai atiteka šaltas vanduo, visą laiką bus galios mažinimo režime ir tokiu būdu tauposi kuras.